Labadiena, mielieji. Balsas už kadro esu aš, Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė, aurosomos dėstytoja, aromaterapeutė. Ir šiandieną man tenka džiaugsmas ir garbė pristatyti jums mūsų mylimą Marianą Mikkelsen, aurosomos dėstytoją, aromaterapeutę, nuostabų žmogų iš Danijos. Ir šiandieną norėčiau pakalbinti Marianą apie mūsų planuojamą seminarą, kuris vadinasi Gyvas energijos laukas ir gydomoji spalvų bei eterinių aliejų žinia. Tai bus trečias kursas, trečias lygis, kuris prasidės birželio mėnesį 18 dieną. Nuo birželio 18 iki 21 dienos vyks šis įsimintinas renginys. Na, o dabar žodis Marianai. Marian, I introduced you shortly. I told about our workshop. Could you please tell a little bit more about yourself? I'm sure that old friends who loves you and new people who maybe will join our workshop would be happy to know you closer. Thank you, Dalia. First of all, I look forward to come to Lithuania. We did this, we have done part 1 and part 2 together, Dalia and me, and now the third level. And, it was touching my heart so much actually to come back to Lithuania because Dalia and me before have, traveled in many different places with colors, with Orosoma. So color and color work, color healing is very dear, very close to my heart, and it's a language. I would say it's one of my languages. Sorry, I will interrupt you because I will translate. Mariana sveikina visus ir labai džiaugiasi galėdama susitikti ir atvažiuoti į Lietuvą. Lietuvoje Mariana jau pravedė šio seminaro 1 ir 2 dalį ir dabar ruošiasi vesti 3 dalį. Ir iš tikrųjų tai labai jaudina jos širdį, labai giliai, kadangi darbas su spalvomis ir eteriniais aliejais yra labai svarbi jos gyvenimo dalis. Na, o mes kartu esame apvažiavę pusę pasaulio, keliavę po daugelį šalių. Mariana vedė Aurosomos seminarus, aš juos organizavau, verčiau ir tai yra 10-mečiai mūsų draugystės ir darbo kartu. Yeah, thank you. Yeah, and I used to teach Orosoma, and through the years, I also dived into the understanding of the different energy fields of the aura. Specifically, I learned a lot from my husband, Frank Lawrence. Ir Mariana daugybę metų jinai dėstė Aurosomą ir per Aurosomą prisilietė prie subtilių energijos laukų. Šitą mokymą išplėtojo kartu su savo vyru, Franku Lorenzenu. Dar prieš tai noriu patikslinti, Mariana pasakė, kad spalvos jai yra tarsi kalba. Spalvos ir eteriniai aliejai yra tarsi kalba, per kurią kalba siela. So, the way I work with colors, or you can call it the way we do exercises on the course, it's a lot through meditative exercises where we actually relate the colors to the specific energy fields. Like the first part where we went through the etheric energy field, our life energy, and the specific colors are related to that. And last time Oh, sorry. Yeah, please speak in short because I want to be precise because it's very interesting what you say. Ir seminaro metu mes dirbam su spalvomis. Spalvos yra susiję su energijos laukais. Ir pirmoje mokymo dalyje, kuri vadinosi eterinis kūnas, ten dirbam su mūsų gyva lauko energija, naudojame spalvas ir eterinius aliejus siejome tai su tam tikrais taškais mūsų auroje. And then also last time we went through the astral field. It's a very colorful field
because there is our emotions, our feelings, and of course also the astral field has to do with a lot to do with our, how to say, our deeper qualities and how we can first get in touch with them and also Ir praėjusį kartą mes dirbom su astraliniu kūnu. Astralinis kūnas yra labai spalvotas, ten yra daug įvairiausių spalvų. Ir astralinis, Marian, I lost the thread of mind, please repeat the last sentence. Yeah, and the astral field has a lot to do with our also our, you can say, the qualities that we have, that we carry in our heart. So the astral fields is also about, how to say, getting to know these qualities through the colors actually. Ir astralinis kūnas, jisai padeda mums suprasti mūsų tikrąsias savybės, tas savybės, kurias mes turime savo širdyje. Taigi, astralinio kūno spalvos padeda suvokti tas savybės, tapti tikresniais santykiuose su savim. And this time we will dive into the mental field and the spiritual field. Ir šį kartą šis trečias modulis mes nersime į mentalinį kūną ir į dvasinį kūną. But also just to say that to these different fields, there is specific exercise, meditative exercise that bring awareness. For example, on the astral field, we work with exercises that brought us into understanding of our own emotions. Ir seminare bus praktiniai pratimai, kurie padeda suvokti, pajausti tą kūną. Pavyzdžiui, antrame modulyje mes dirbam su pratimais, kurie aktyvuoja astralinį kūną ir padeda suprasti mūsų pačių emocijas. And on the mental field, we will do exercises that makes clarity about how these emotions are actually a deep part, a very strong part of the way we think of our daily thoughts. And then next step is to go beyond that. Ir šiame trečiame modulyje mes darysime pratimus, kurie padės atskirti mūsų švarų gryną mąstymą nuo kasdienių emocijų. Ir mes pamatysime, kaip emocijos įtakoja mūsų tas kasdienio elgesio apraiškas, įskaitant mąstymo procesus. To understand that within us, when we really go deeper and really learn, and we will do that with specific exercises, learn how to open ourselves for, you can call them mental qualities, you can also call them spiritual qualities, but how we actually can learn to come to a place within ourselves where we have access to perspective, we have access to a more timeless part of ourselves, where we actually can see with much more clarity and also learn to disidentify. Ir šiame seminare pratimų spalvų eterinių aliejų pagalba mes nersime giliai į save, išmoksime praktikų, kurios padeda atskirti emocinį lygį nuo mentalinio ir dvasinio, išmoksime susisieti su savo grynomis vizijomis, su dvasiniu pradu ir aiškiai pamatyti tą savo esybės lygį. There is a place within us, a place we can call it, where we are a bit more neutral. And when we come to that place, through specific exercises, you can also call it awareness. Yra tokia vieta, kurią mes galim pavadinti neutralia ir per specifinius pratimus, stebėtojo pratimus, mes galim įeiti į tą sąmonės būseną. We can open ourselves for what we can name as higher impulses, which can control us. Galim atverti save tam, ką galim pavadinti aukštesniaisiais impulsais. And that can be very strong, but when they come and when we open ourselves for them and we will do specific exercises that somehow
supports that. Because when we open ourselves for this, often what happens, the way we see ourselves, the way we see our reality is changing. Ir tai gali būti labai stipri patirtis, kadangi pratimų pagalba, kuomet mes atsiveriam tam suvokimui, keičiasi visiškai požiūris į save ir keičiasi požiūris į mūsų realybę. Because do we understand ourselves from our personal history, our family, all our upbringing, our life story? Is this who we are? Or is there a more timeless part that is, how to say, and there is for sure. And with experience, with exercise, meditation, this timeless part of ourselves, we can. Sorry. Aha. Ir dažniausiai mes suvokiame save per mūsų gyvenimo istoriją, per vaikystę, per asmeninės patirtis, o šiame seminare pratimų pagalba mes pamatysime, pajausime save belaikiškumo aspekte, amžinybės aspektu, ir tai bus visiškai naujas savęs suvokimas. And the more we actually can, how to say, first open ourselves to this and then dwell in this place in ourselves, that is life-changing, because we truly understand that we are, you can call it a timeless being. Of course, we are a person. We have our personal life. But the more we get in connection with this timeless part, the more we also open ourselves our own healing qualities. Ir kuo labiau mes susisiejame su ta amžina dalimi, kuriai negalioja laiko išmatavimas, tuo labiau mes galim susisieti, įvaldyti, atsiverti mūsų gydymo savybėms. And also understand that each one of us have specific qualities that can be experienced as colors. And Ir kiekvienas iš mūsų turi tam tikras specifines savybės, ir tas savybės mes galime suvokti kaip specifines spalvas. And these colors travel with us, so to speak, lifetime after lifetime. Ir tos spalvos su mumis keliauja gyvenimas po gyvenimo. And we are here to integrate them in our personality, in our personal life, and share them through our heart. Ir mes ir esame čia tam, kad galėtume integruoti tas savybės į savo asmeninį gyvenimą ir kad galėtume pasidalinti tuo iš širdies. And that's the art of life, if you ask me. Ir tai galima pavadinti gyvenimo menu. Yeah, so we will do specific color exercises that will support that. It can be gold, it can be silver, light violet. There are specific colors relating to the spiritual field. Ir mes darysim pratimus, tuose pratimuose naudosim tokias spalvas kaip auksinė, sidabrinė, šviesiai, violetinė, kadangi tos spalvos yra susijęs su dvasiniu kūnu. And of course, we will work a lot with, or I would maybe not even, the work is the right word, but we will experience or smell our incredible essential oils, because what they can do together with the color in all the different energy fields can really open up these inner places in us. Ir mes uostysim mūsų nuostabius eterinius aliejus, kadangi jie sąveikaudami kartu su spalva, jie gali atverti tas specifines ypatingas vietas mūsų energijos kūnuose. I used to say that the essential oils brings the livingness, brings the etheric energy, the livingness to the color. Aš mėgstu sakyti, kad eteriniai aliejai atneša tą eterinę energiją, tą gyvybingumą į spalvas. And I would say that's my experience both on the courses in Lithuania and courses I've done elsewhere. You know, when we can, how to say, meditate, breathe in colors, but when we also breathe in at the same time a specific essential oils, somehow the impact is deeper. And I will also say, because of the essential oils, we can, how to say,
it's like, because of the limbic system, in our brain, it's like we can access these, how to say, feelings and awareness within us. Ir kuomet mes dirbam su spalvom ir eteriniais aliejais, tai atveria mūsų limbinę sistemą ir mes galime priartėti prie dar gilesnio savęs supratimo per spalvas ir kvapus. So definitely the essential oils are also, in my understanding, messengers, like colors. Ir eteriniai aliejai, aš juos galėčiau pavadinti šaukliais, žinianešiais, visai panašiai kaip kad yra spalvos. They are biochemistry. Tai yra biochemija. That cooperate, work with, both our physical body, our etheric field, and I would say also the other part of our being or energy fields. Ir tai sąveikauja su mūsų fiziniu kūnu, su eteriniu kūnu ir su visais kitais mūsų esybės aspektais, dalimis. Because essential oils are also frequency. Kadangi eterinis aliejus taip pat yra vibracijos dažnis. Yeah. And I can only say that when I've done these courses, both in Lithuania and I also work in Prague and also in Scandinavia, what I see unfold in people, and through these, through they have worked with these exercises, they can really also on a very daily level, they experience the change, they experience the way they, how to put it. First, of course, they will help them in all kinds of daily life situations, but also the way they will bring more awareness into many different situations, and also, what's the best way to say it? Vesdama seminarus apie energijos lauką Lietuvoje, Čekijoje, Skandinavijoje, aš dažnai matau, kaip pasikeičia žmonių reakcija į kasdienius dalykus. Be abejo, eteriniai aliejai padeda kiekvieną dieną įveikti kažkokias kliūtis, išbandymus, bet va šita kombinacija spalvų, kvapų, supratimo praktikų padeda visiškai kitaip reaguoti į įvairias gyvenimo situacijas. This work helps a lot to, I would say, to find a place of integration within ourselves, or specifically within our heart. Šitas darbas padeda integruoti, naujai mūsų asmenybėje ypatingai integruoti per širdį. And we get less absorbed. Of course, we experience life, but we get less absorbed with all these happenings around us, because there is this settled place within ourselves. Ir be abejo, gyvenimas eina savo vaga, bet kasdienės peripetijos netiek mus absorbuoja, įtraukia, kadangi viduje per visas šitas praktikas, vidinį darbą mes atrandam vidinį centrą, tą stabilumą viduje. And I look so much forward to meet all the ones of you that were there the last times, and all the deep process you went through. And now we actually will kind of, how to say, complete it with this course. And of course, it's also open for new ones that is interested in this work, this living work of colors, essential oils, and energy field. Ir aš labai laukiu vėl susitikimo su jumis, mėly mūsų seminarų dalyviai. Trečiame kurse galėsite pratęsti ir užbaigti tą procesą, kurį pradėjome. Ir taip pat laukiu susitikimo su naujais mūsų seminaro dalyviam, kad galėtumėte prisiliesti prie darbo su subtiliaisiais kūnais. And we look forward for your coming, Marian. And I have to say to our audience is that it's really incredible what you created, this mixture of beautiful colors of Aura Soma,
and essential oils. It's really mind-blowing. After this experience, you cannot return just separately to colors or to aromas. And I think these two workshops that we went through, it changed our life. It became a part of our life, using colors and aromas together, somehow integrating different experiences with them. Ir aš sakau, kad mes labai laukiam Marianos. Mariana sukūrė nuostabų know-how, kaip sujungti spalvas ir eterinius aliejus. Ir kuomet mes seminare, pirmoji, antroji dalyje išbandėm šitą miksą ir kartu naudojom pratimus, taškus ir dvasinės praktikas, jau sugrįžti atskirai vien prie spalvų ar kvapų naudojimo nebegali. Taip kad pasiruoškit, mažai nepasirodys. Thank you. Yeah, and would you like to say something for preparation, about preparation for people who would like to join the course? Homework, or maybe some inner work approaching the workshop, preparing for the workshop. Ir aš paklausiau Marianos, gal ji galėtų kažką pasiūlyti kaip tokį nedidelį namų darbą, laukiant mūsų artėjančio seminaro ir tiesiog galbūt naujokam, kurie norės dalyvauti. Yeah, of course, the ones that have been on the first two courses, of course, I hope, but I'm really sure that you do your exercises. For example, the etheric exercise with for example, the yellow color, and where you work with from the spine. And also, I would like that, or hope that you have done your lever exercise and the color exercise with the rose color. Ir Mariana kalba dabar tiem, kurie dalyvavote pirmoje, antroji daly, labai tikisi, kad jūs darėte eterinį pratimą su geltona spalva, energijos leidimas per stuburą, ir kad darėte kepenų pratimą, ir kad darėte pratimą su rožinė spalva. And also for this course, maybe you can dwell upon, think about what you are identifying with. I mean, one of the questions I will ask on this course with the mental energy field, who are we? What do we identify with? Ir galbūt gera mintis pagalvoti prieš mūsų seminarą, pagalvokite apie klausimą, kas jūs esate, su kuo jūs susitapatinate, kadangi seminare aš dažnai kelsiu klausimą, kas mes esam, su kuo mes save tapatinam. And really trust that we are beings, I was going to say, that are timeless, and we have and really trust you have that space, you have that awareness within you, because the more you can find, how to say, a way to connect to this, and that of course is what we will do, that will bring you more trust in daily life, more trust to yourself, more trust to experience. And that for sure will give you perspective, because we so often get trapped into all what we identify with, our emotions, our thoughts, but we are much more than that. Ir tas vidinis darbas seminare ir prieš padės tiesiog atrasti savo centrą, tą savo tikrąją savastį, kadangi kasdieniam gyvenime mes dažniausiai būnam susitapatinę su savo mintimis, emocijomis, su savo tiesiog vidiniu turiniu. And of course, the base is of course an integrated personality. And the next step is then to work with the spiritual development. First, personal development that we work with, I would say, and then the next step is the spiritual. Ir sekantis žingsnis tai yra dirbti su savo dvasiniu tobulėjimu. Seminare mes mokysimės balansuoti mentalinį kūną ir taip pat dvasinį kūną. Yeah. Something like that, Dalia, or more? Yeah, thank you very much. I think it's really very exciting.
what is waiting for us ahead. And I would like to remind our listeners about the practical details about the workshop if they want to register. Ir aš dar pabaigai norėčiau priminti tiesiog praktinę informaciją. Marianos Mikkelsen seminaras Gyvas energijos laukas ir gydomoji spalvų bei eterinių aliejų žinia vyks Kaune spalvotoje palėpėje birželio 18-21 dieną. Seminaro pradžia birželio 18, ketvirtadienį 11 val. Ryto. Kiekvieną dieną mes mokysimės iki 5-6 valandų vakaro, kitomis seminaro dienomis užsiėmimai vyks nuo 10 iki 5-6. Būtinai išankstinė registracija. Registracija prasideda jau dabar. Jei turite praktinių klausimų, parašykite man elektroninį laišką, paskambinkite ar parašykite žinutę per Facebooką. Be abejo, mes kviečiam ankstesnių kursų dalyvius ir kviečiam naujus kolegas. Tai yra unikali proga sudalyvauti Marianos seminare. Tai yra toks unikalus renginys, kuris nesikartoja. Ir labai tikiuosi, kad iki pasimatymo. Yeah, so Marian, I really hope that soon we will meet alive. Yeah. And Dalia, this time it will be summer and in your beautiful garden, all the livingness of the plants in your garden is just kind of supporting the whole healing and quality of the course. Ir iš tiesų Mariana teisi, šį kartą seminaras vyks vasarą, artėjant joninėms, mūsų spalvotai palėpėj, pertraukos ar užsiėmimai vyks sode, kur bus daug visokiausių augalų, medžių, gėlių, gyvūnų, taip kad tas savaitgalis kartu bus tarsi atostogos gamtoje ar kokioj oazėj ar rojaus sode. Labai laukiam jūs. Thank you very much. Thank you. Thank you a lot, Dalia.